Nu tai ką aš galiu pasakyti? Va, kur aš gyvenu? Prisimenat, aš jums kalbėjau, kur aš gyvenu? Skiliai. Daug kas šitoj planetoj gyvena skiliai. Aš noriu pasakyti, kad žmonės kaimuose negalėjo išaugti ir negalėjo tapti normaliom civilizuotom asmenybėm, todėl kad kaime tu nieko nematai, tik tai pieva, šūda ir troba. Viskas. Pieva, šūdas ir troba. Net ir šūdo kaimėje realiai nėra. Tai ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti tai, kad šitą oplėt, koks jis stiprus. Šitas metalas, koks stiprus, eiktų savo. Tai va, ką? Iš manęs pirmadienį vakar pavogė asmenlasdę. Asmenukių lasdą pavogė iš manęs pirmadienį. Aš buvau palikęs daiktus auditorijoje ir nuėjau parūkyti. Ir kol aš rūkiau, iš manęs studentai pavogė asmenukių lasdą. Aš buvau Lidle pirkau naują maišelį. Tai aš buvau Lidle ir šitą paklausiau, ar nerado lasdos. Aš įtariu, kad čia studentų darbas. Taip, studentai man įkišo į kišenę 50 eurų. Bet vienas dalykas yra tai, kad tokių lasdų dabar nebėra, supranti. Tokių lasdų dabar nebėra. Ir aš noriu pasakyti, kad ta lasda buvo beveik neįkainojama todėl, kad šiuo metu tokios lasdos nusipirkti nėra galimybės niekur. Tai buvo labai gera asmenukių lasda ir kažkas iš studentų ją ištraukė. Tai va, ką dar noriu pasakyti? Tai va, dar noriu pasakyti, kad mūsų sąlygos planetoje yra labai blogos. Taip, visų pirma, norėčiau atkreipti socialinės darbuotojos dėmesį, nesvarbu kurios, yra dvi socialinės darbuotojos. Norėčiau atkreipti abiejų darbuotojų dėmesį į tai, kokios sąlygos yra mūsų planetoj. Ir kodėl aš neturiu teisės keikti sąlygų. Va toks klausimas. Nes man motina, vakar man paskambino ir sako, tu per video keikėsi. Nu bet aš turiu teisę išreikšti savo nuomonę dėl gyvenimo sąlygų. Aš keikiuosi, jeigu viskas būtų man gerai, aš nesikeikčiau. Aš gyvenu 5 km nuo Jeruzalės. Aš turiu teisę išreikšti savo nuomonę apie gyvenimo sąlygas. Ir va, dar ką noriu pasakyti. Kad valdžia yra, aš nežinau, bet aš gyvenu net ne mieste. Čia yra kažkoks kaimelis. Ir aš noriu pasakyti, kad valdžia yra labai žiauri. Bet aš nežinau, aš jau laukiu tos dienos, kai ateis ta ate. Aišku, kai neateis, jau bus blogai. Bet aš laukiu to laikotarpio, kai ateis ate, kad aš galėčiau paviešinti valdžios elgesį su neįgaliais žmonėm. Jau šita neįgaliųjų bendrija norėjo mane užtildyti. Todėl, kad aš per daug kalbu apie gyvenimo sąlygas. Aš nepatenkintas gyvenimo sąlygom. Jie norėjo mane užtildyti, nes aš nerodau, tik sako, tu turi parodyti tik tai, kas gražu. Kodėl aš turiu rodyti tai, kas gražu? Kodėl aš negaliu kalbėti apie realybę? Aš kalbu apie realybę, aš kai keikiuosi, aš naudoju su tikslu keiksmažodį. Aš naudoju su tikslu keiksmažodį todėl, kad patikėkit, keiksmažodžio vertos mūsų gyvenimo sąlygos. Tai va. Ir aš manau, kad valdžia bus negailestinga. Ir kai ateis diena ate, nu, supranti, mūsų gyvenimo sąlygos ant tiek blogos, kad valdžia pasiruošusių sunaikinti neįgalius asmenis, kurie kalba apie mūsų istoriją ir mūsų tiesą. Aš noriu pasakyti, nebuvo jokios istorijos. Miestas randasi Maskvos vietoj. Vilnius pastatytas Maskvos vietoj. O mūsų gyvenimo istorija yra 60 000 metų gyvenama tam pačiam mieste. Mūsų miestui daugiau nei 60 000 metų. Tai kodėl valdžia nori, kodėl tas neįgaliųjų centras mane nori užtildyti? Ir dabar bus taip. Kitą mėnesį baigsis paskaitos
Ir aš turbūt į neįgaliųjų centrą iš viso nebeteisiu. Kurį laiką aš planuoju iš viso nebeiti į neįgaliųjų centrą, nes aš turėsiu antrą darbą. Nuo kito mėnesio, nuo rytojaus, aš jau turėsiu antrąjį darbą. Ir greičiausiai neįgaliųjų centre aš nebesilankysiu. Nuo kito mėnesio aš neįgaliųjų centre nebesilankysiu, todėl kad būsiu pilnai užimtas. Iki gegužės 13 dienos man vyks visos paskaitos. Nuo gegužės 15 lieka tik tai teorija. O po gegužės 20 kažkelintos dienos baigsis ir teorija. Bet kitą mėnesį aš ir dirbsiu per 2 darbus ir lankysiu paskaitas. Manau, aš neturėsiu laiko ateiti į neįgaliųjų centrą. Ir manau, kad jau nuo kito mėnesio neįgaliųjų centro aš nebelankysiu. Todėl, kad aš dirbsiu per 2 darbus ir dar lankysiu paskaitas. Ačiū Dievui, paskaitos baigėsi. Ačiū Dievui. Vakar aš dirbau, vakar 4 valandas buvau paskaitose, ir 6 valandas dirbau laiptinėse. Tai aš vakar dirbau 10 valandų. Su paskaitom mano vakar dienos užimtumas su paskaitom kažkur yra apie 10 valandų. Tai va. Nėra kur gyventi mūsų planetoje. Labai blogos gyvenimo sąlygos. Ir jos ant tiek blogos, kad mūsų valdžia nori pulti neįgalius asmenis, kurie sako savo nuomonę apie gyvenimą ir bando įteikti tiesą. Tiesa yra tai, kad mūsų miestui yra 60 000 metų. Vilniaus miestui yra 60 000 metų. Ir miestas pastatytas Maskvos vietoje, supranti? Miestas pastatytas Maskvos vietoje. Va mano autobusas, kuris važinėja kartą per valandą. Miestas pastatytas Maskvos vietoje. Kodėl mūsų valdžia, supranti, yra parašyta konstitucinė laisvė, konstitucinė teisė, sąžinės ir nuomonės laisvė, ar ne? Sąžinės ir nuomonės laisvė. Mano nuomonė, Vilniaus miestui yra 60 000 metų, o Vilnius pastatytas Maskvos vietoj ir po mūsų planetos ateis Rusynas. Po mūsų planetos ateis Rusynas. Mano nuomonė, kad Saulės sistemoje yra Rusino planeta, o prieš mus buvo dar keletas planetų, kurios sprogo Saulėje. Jos nuskrido į Saulę ir jos susprogo, tos planetos. Ir paskutinė planeta, kuri buvo prieš mus, yra Jupiteris. Ir taip pat, mano nuomonė, muzika buvo kuriama 6 Rusijos planetose. 6 Rusijos planetos sukūrė muziką, filmus ir kultūrą. Visa kultūra ir filmai buvo sukurti 6 Rusijos planetose. Taip pat ir muzika. Taip. Ir aš noriu pasakyti, kad mūsų miestui yra 60 000 metų, o prieš tai gyvenome Jupiterio Rusijoje. Jupiterio Rusijos žemėlapį aš esu matęs ir jis yra labai panašus į mūsų. Ir aš noriu pasakyti taip pat, kad šitoj planetoje gyvenimo sąlygos yra kritiškai baisios. Jos yra kritiškai baisios. Ir valdžia ruošiasi sunaikinti kiekvieną, kuris pasakys kitaip negu parašyta istorijos vadovėliuose ir juo labiau moksle. Mokslas nesąmonė. Nes medžiagų sintezė vyksta iš nieko. Galima sakyti, kad visos medžiagos yra gautos iš vakuumo arba iš smėlio. Vakuumas ir smėlis tai yra visų medžiagų šaltinis. Vakuumas ir smėlis. Vakuume kondensuojasi vanduo, o smėlis virsta žaliava.